Jūs negalvokit, kad Dievas jūs veda tiesiu keliu. Mums kartais atrodo, mes tikintieji, Dievas mus veda tiesiai ten, kur reikia. Taip nėra. Dievas mus veda vingiuotu keliu, kalneliais ir pakalnėmis. Visko būna. Iš esmės, žinokit, autostrados į dangų nėra. Todėl turbūt ne vienas žmogus nelanko bažnyčios, atsisako tikėjimo, matydamas, kad nėra autostrados į dangų, o yra kelias pakankamai sunkus ir vingiuotas. Bet vis dėlto, kad ir sunkus kelias, bet jis veda į tikslą, į amžinai gyvenimą, į dangų. Ir gali būti puikiausias kelias, autostrada, Ferrari, greitis, kur niekur neveda, kur nėra tikslo. Aš atsimenu vieną filmą, pavadinimo nežinau, bet man įstrigo siužetas, gal jūs irgi esate matę. Filmas be abejonės fantastinis ir ten rodo tame filme, kaip gyvena kartu žmonės ir žmonės robotai. Padaryti taip, kad negali suprasti, jog jie yra netikri žmonės, o robotai. Ir jiems, tiems robotams, kadangi jie gyvena kartu su tikrai žmonėmis, nuolat kyla klausimas, ar mes esam tikri žmonės, ar padirbti žmonės. Ir niekaip negali atrasti atsakymo dėl to, kad jiems yra įdiegta tokia programa, kad neleidžia surasti atsakymą, suprantat. Ir tame filme rutuliuojasi veiksmas. Ir galiausiai vienam tokiam veikėjui, kuris irgi sprendžia dilemą, ar jis yra robotas, ar jis yra tikras žmogus, pasakoma yra, kad kai tu išvyksi už miesto ir ten, jeigu už miesto pamatysi, jog ir toliau tęsiasi kelias, yra laukai, yra gyvenimas, vadinasi, tu esi tikras žmogus. O jeigu tu atvyksi kitos vietos ir pamatysi, kad ten už tos linijos nieko nėra, tu esi padirbtas robotas. Na ir ten rutuliuojasi, kaip jis ten kovoja, kaip jam neleidžia atvykti į kitos vietos, į kitos ribos, kaip jis ten įvairius sunkumus įveikia ir galiausiai jis atvyksta į kitos vietos. Ir žinot, filme neduoda tau pamatyti, kas jis yra, robotas ar žmogus. Atvyksta jis ir žiūri, tamsa, nieko nėra, tuštuma, juoda erdvė. Ir jis tada supranta, kad jis yra robotas, padirbtas žmogus, kuris neturi ateities. Niekur jo gyvenimas neveda. Jis atlieka tik tam tikras funkcijas, tam tikrus veiksmus. Bet jis niekur nenukeliaus, jo ribos uždarytos. Galima tai suvokti ir žmogaus gyvenimą be Dievo. Kelias, kuris niekur neveda, kur tamsuma ir tuštuma. Taigi, ką reiškia tikėjimas, ką reiškia Dievas mūsų gyvenime, mes kartais to neįsisąmoninam. Bet kartais galvojam, kad nėra autostrados ir nieko gero. Nėra autostrados, nėra. Kelias, kiekvienas iš jūsų čia esantis galėtumėt paliudyti, yra pakankamai sunkus. Nors mes tikri žmonės, tikinti žmonės, bet kelias yra nelengvas. Bet jis veda į tikslą. Ir mes tai žinom. Mes tai žinom. Tai yra didžiulis dalykas. Jūs tai žinot, aš tai žinau. Tai yra didžiulė dovana. Dėl to, kad šiandieniniai visuomeniai žmogus sprendžia dilemą. Jis yra tikras žmogus ar netikras žmogus. Kaip jis veikia ir kokios jo yra ribos, kaip jis jas apsibrėžia.
Tai apie tai, aišku, kitokiu būdu, kas be ko kalbėjo šventasis Petras ir šventasis Paulius, du apaštalai. Ir be abejonės šiandien minėdami jų iškilmę, turėtume apie juos šiek tiek irgi pamastyti ir pakalbėti. Pirmiausia, galbūt jums irgi kyla toks klausimas, o kodėl jiedu kartu sudėti ir vienoj dienoj yra minimi. Jų galėtų vieną dieną minėti šventąjį Petrą, kadangi ypatingas apaštalas, o kitą dieną kada nors minėti šventąjį Paulių, irgi ypatingas. Nejaugi bažnyčia neturi tų dienų. O dabar į vieną dieną sudėjai. Kodėl? Labai įdomiai, žinokit, bažnyčia irgi labai įdomiai mums pateikia šventes, kad priverstų be abejonės mąstyti. Nes kaip jau girdėjot pradžios maldoj, tai yra du apaštalai, ant kurių taip yra pastatyta bažnyčia. Aišku, bažnyčia yra pastatyta ant Jėzaus Kristaus, bet jie buvo arčiausiai Jėzaus Kristaus ir jie statė bažnyčią toliau. Petras buvo arčiausiai. Jeigu jūs skaitysite Evangelijas, visada matysit, jis visada šalia Jėzaus. Kada Jėzus gyveno šiame pasaulyje, jis visada kartu su juo, jis visada prie jo, jis visada ką nors pasako, ar taip, ar kitaip, netgi jis išduoda, jis paskui gailisi, bet jis visada yra minimas, jis visada su juo. Paulius, jis nebuvo, kada Jėzus gyveno šitoj žemėje kartu su Jėzumi, bet susitiko su prisikėlusiu Jėzumi. Ir tai niekiek nemažina jo susitikimo ir svarbos. Ir jis visą savo gyvenimą atidavė dėl Jėzaus. To, su kuriuo susitiko. Prisikėlusiojo Jėzaus. Ir žiūrėkit, kokie skirtingi aspektai. Petras tai ką? Jis žvejys. Jis paprastas žmogus. Bet jis vaizduoja arba pristato tą institucinę bažnyčią. Bet Petro įpėdiniai, jeigu taip geriau mes galėtume suvokti, yra, žinote, ne popiežius, viskupai, jie yra Petro įpėdiniai. Ir ką reiškia popiežius? Ką reiškia viskupai? Jie žiūri, kad bažnyčioj būtų tvarka. Jeigu prasideda kažkokios erezijos, kažkokie nusišnekėjimai, kažkokie nesusipratimai, kažkas ne tai, ką Jėzus kalbėjo ir norėjo perteikti, jie būdami arčiausiai Jėzaus, sako ne, taip negali bažnyčia keliauti. Sustojam. Tuos, kurie nepritarė Jėzaus mokymui, mes turim atskirti. Daug įvairių buvo, aišku, sudėtingų istorijoje momentų, bet Petras žiūrėjo, jeigu taip trumpai ir paprastai tariant, tvarkos bažnyčioj, kad visi išpažintų Jėzaus mokymą, pagal jį gyventų, teisingai elgtųsi ir netikri vilkai nepatektų į bažnyčią, į bendruomenę, jos nesuėstų ir nesugriautų. Jis negalėjo klajoti. Nors, aišku, jis Romoje yra nužudytas, bet jis negalėjo po pasaulį klajoti. Jis turėjo rūpintis bažnyčią. Ir šiandieniniai viskupai irgi jie yra, kurie rūpinasi savo viskupija, kad būtų tvarka. Žiūrėkit, kas nors iškyla problemos, ar ten parapijai su klebonais, su kunigais, ar dar kas nors su tikinčiaisiais. Jūs visi jau rašom vyskupui, žiūrim, kaip čia spręst problemą, kodėl taip yra, reikia į tai atkreipti dėmesį ir aišku, vyskupas imasi priemonių, žiūri, kaip ištaisyti, jeigu yra klaidų, tai jas reikia pašalinti. Jo uždavinys, kad veiktų bažnyčia sklandžiai, kad visi išpažintų Jėzaus Kristaus tikėjimą ir nenusišnekėtų ne tai, ką, kaip sakant, bažnyčia ir Jėzus išpažino. Nekalbėtų to, kad būtų tiesa, tikėjimas, tikras, apeigos, kad būtų viskas sudėliota vietoj. Tuo tarpu, žiūrėkit, šventasis Paulius, jeigu mes žiūrim, jis apaštalas, jis misionierius, jis keliauja po įvairius kraštus.
ir visur steigia bažnyčias. Steigia bažnyčias, jis labai daug apkeliavo kraštų, jis kentėjo, jis buvo įmestas į kalėjimą, jis steigia bažnyčias, bet ne vien tik tai steigia, kad atvažiavo į miestą, ten apie Jėzų Kristų pakalbėjo, įkūrė bendruomenę ir išvažiavo. Taip, bet jis rašo ir laiškus. Ir tie laiškai, jeigu jūs paskaitysit Šventojo Pauliaus laiškus, stebuklas, šedevrai, laiškas romiečiams, ten, žinokit, iki šių dienų biblistai, mokslininkai galvoja, ką jis taip galėjo giliai žvelgti, ką jis ten turėjo, kad taip viską išdėstė. Negali iki šių dienų suprasti aiškiai, nes tai yra kas? Dievo apreiškimas. Taigi jis yra misionierius, keliauja per įvairius kraštus, rūpinasi bažnyčiomis ir taip pat rašo laiškus, taigi jis yra teologas. Pasakojantis, dėstantis, kaip reikia tikėti, kas yra tiesa, kas yra melas, kas yra Jėzus Kristus, kaip su juo reikia bendrauti. Visus šitos aspektus jis išdėsto savo laiškuose, kurie, kaip minėjau, stebina netgi šiandien mus, kai juos skaitom. Teologas, tam tikros diskusijos, tam tikri momentai, supratimai aiškesni, neaiškesni, kuriuos jis išdėsto ir pateikia. Tai skirtingi. Ir aišku, Šventąjį Paulių galbūt pristato arba vaizduoja šiandieniniai bažnyčiai, šiandieniniai situacijai įvairūs teologai, kurie pateikia savo doktrinas, aiškinimus apie tikėjimą, arba vienuoliai, kurie keliauja po visus kraštus, skleidžia tikėjimą, kuria bendruomenį, stato bažnyčias, stato ligoninės, kalba apie Jėzų Kristų, apie krikščionybę. O štai yra tie, kurie seka Šventuoju Pauliumi. Ir šitie du poliai, du pagrindai, jie prasidėjo pačioj pradžioj bažnyčios, Šventasis Petras ir Šventasis Paulius, ir tęsiasi iki šių dienų. Tam tikra prasme ir pas mus. Kitokių, galbūt žymiai mažesnių aspektų, kadangi mes esame mažiukai palyginus prieš tus didžius du apaštalus, vis dėlto atsiskleidžia ir pas mus. Jūs irgi žiūrėkit, kalbatės, savo tikėjimą išreiškit, liudijat, diskutuojat, skaitot teologijas įvairias, norit pažinti ir jums bažnyčia, kad ateinat, pasako, tas priimtina, tas gerai, o šitie dalykai nepriimtini. Tai ne mūsų tikėjimas, tai yra atmestina. Tuo, jeigu vadovausis, niekur nenueisi. Tai ne Jėzaus Kristaus mokymas, tai apgaulė ir panašiai. Tai pasako bažnyčia kaip institucija, kuri saugo savo tikėjimo kraitį. Taigi du apaštalai, taigi Petras ir Paulius, kurie skleidė tikėjimą. Na ir dabar aš, kaip minėjau, turim susidurti su tuo liudijimu. Ir man toks dar vienas pavyzdys įstrigo. Kartais vaikščioju, jau reikia vaikščio daugiau ir žiūriu, žmonės bėgioja dabar. Labai yra madinga bėgioti ir bėgioja žmonės. Na ir žiūriu, vienas bėga grakščiai, taip bėga, jis tikras bėgikas. Jis matosi, kad jau yra įpratęs bėgti ir jam nėra sunku, jis kvėpuoja taisyklingai, o kitas į žemę, bum, 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 vos pabėga, suprantat, jis nieko negali toli nubėgti, nes jis nėra bėgikas ir matosi, suprantat, iš šono žiūrint. Ir aš pagalvojau, kas būtų, jeigu aš tą, kuris nemoka ir į žemę trankosi bėgiodamas, sustabdyčiau, sakyčiau, nu palauk, klausyk, vaikinę arba merginą, tu neteisingai bėgi, tu tau, žiūrėk, baladuojasi į žemę kojomis, tau reikėtų grakščiai bėgti, tada kvėpavimą sureguliuoti, tada tu galėtum nubėgti. Kaip jums atrodo, kai jeigu aš sustabdyčiau, pakalbinčiau, tai ką jis man pasakytų? Arba ką jūs pasakytumėt, jeigu bėgiojat šitokiu būdu? Nu, jeigu neiškeiktų, tai tikrai turbūt pasakytų, kad kas tau rūpi, kaip aš bėgu, tu taip seni, tai vis tiek aš už tave geriau, tu nežinai, kaip aš kvėpuoju ir panašiai. Taigi, žiūrėkit, iš tikrųjų tas dvasinis gyvenimas, jeigu jūs pastebėjot, arba mūsų liudijimas, arba mūsų kalbėjimas apie tikėjimą, yra analogiškas.
Kada mes susitinkam su kitu žmogumi ir galvojam, nu žiūrėk, jis tą negerai daro, jis tą negerai daro, jis netaip meldžiasi, jis ten į bažnyčią neina, jis, nu, žinot, jis baladuojasi į žemę, jis niekur nepabėga, jis kvėpuot nemoka. Nu ir jau mes pradėtume jam, žinot, dėstyti tas tikėjimo doktrinas, turi taip melstis, turi tą daryti, turi taip, kai jis pasako. Žinot, ne, kai jūs kalbat, užkalbina žmonės, taip pat kaip tas bėgikas pasakytų. Čia ne tavo reikalas, aš čia kaip noriu, taip meldžiuosi, kaip noriu, taip gyvenu, kaip noriu, taip elgiuosi, tu nesupranti manęs. Taip yra, taip yra. Tai ką mes galim? Mes to bėgiko mes sustabdyti negalime. Jis bėgs, kai bėgės. Bet mes labai gerai žinom, pavyzdžiui, jūs pagalvokit. Kada jis nubėgs porą 100 kilometrų, jis išmoks bėgti. Jums nereiks sakyti, jis išmoks kvėpuoti, kaip reguliuoti kvėpavimą, kaip jam raumenis išsivystys, sustiprės. Ir jis po 1000 kilometrų bėgimo jis bus geras bėgikas. Bet jeigu jo bėgimo pradžioje mes sustabdysime, nors ir kalbėsim kiek norim, jis nieko pakeisti negalės. Jam reikia nubėgti dar mažiausiai 200 kilometrų, kad jis išmoktų. Suvokėt? Taigi ir mūsų liudijimas apie tikėjimą yra panašus. Mes nieko jam negalim pasakyti, kaip jis turėtų melstis, kaip jis turėtų tikėti, kaip jis turėtų lankyti bažnyčią, kas čia dedasi. Jis turi į tą bažnyčią ateiti bent jau kokius 3 metus, kad suprastų, kas čia dedasi ir koks yra tikėjimas. Tai koks mūsų kalbėjimas tada būna? Tam bėgikui mes galim tik tai palinkėti, būk šaunuolis ir toliau bėg. Iš tikrųjų, jeigu bėgsi, tu išmoksi. Tu išmoksi. Tu pagausi, kaip tai viskas daroma. Ir žmonėms, su kuriais susiduriam, sekdami šventuoju Petru ir Pauliumi, mes galim tik tai vieną pasakyti. Tu stenkis gyventi dvasinį gyvenimą. Galbūt dabar daug ko nesupranti, daug ko ir nemoki, ir aš tau tikrai neįstengsiu to perteikti, bet jeigu tu pasiliksi, po kažkiek metų, tu suvoksi, kas tai yra. Tau tik tai reikia pasilikti, stengtis, būti, daryti ir tikėti, ir praktikuoti tikėjimą, kaip tau išeina, bet būtinai tai daryti, viskas. Jeigu mes tą galim kaip nors savo visuomeniai, savo aplinkoj paliudyti ir pasakyti, galbūt mūsų pasakymas ar liudijimas bus efektyvus. O jeigu mes nemokanti visiškai absoliučiai pradedam mokyti, žmogus reaguoja visiškai priešingai. Jis nemoka. Negali peršokti kartelės daugiau negu tiek ir viskas. Jam reikia treniruotis, o tu liepi jam peršokti. Neperšoks. Bet kad tai daryti, be abejonės mūsų ir yra pareiga. Taigi šventieji apaštalai, tiek Petras, tiek Paulius, ant kurių yra pastatyta bažnyčia, ragina taip pat ir mus būti arti Jėzaus, kad suvoktume, kas jis toks yra, kad išmoktume bėgti per gyvenimą, kovoti gyvenimo kovą, turėtume tikėjimą ir tuo pasidalinti su kitais. Amen.